Halo. Taigi, kaip matote, mes ir vėl šitoj gražioj saloj. Ką šiandien išninga, ne saloj, o miške. Taigi, ką aš dabar darysiu, tai eisiu į apačią ir tęsiu epizodą. Tiksliau, namo statybą. Čia nepraeisim. Taigi, aš nieko nedariau čianais, kaip palikau, taip ir buvo. Čia nusileiskim mūsų gražiojų šaltinėlių. Ties Čit neprisipleškiau ant pilvo. Taigi, kaip matote, kaip buvo viskas prie tam epizodė, taip ir paliko. Ir aš nusprendžiau, kad man nepatinka šitas namas. O kodėlgi? Dėl to, kad šita mediena su šita mediena nesiderina. Bent jau man. Nors ne, kaip tik derinas. Na, pamėginsiu su šita, jeigu ką aš galėsiu atstatyti, man nėra skirtumo. Taigi, ne, gal pirmą pabaigim grindis daryti. Ir paskui nebūtų tualetas, kaip kažkoks tualetas. Taigi, čia jau taip kažkaip atrodo, kad seniai žaidžiau, nors tai nelabai seniai buvo. Nu, tiksliau, prieš, palaukit, jeigu aš kas antrą dieną keliu ir buvo droperis, tai man prie žodžių daug dienų buvo, taip atrodo senai. Dabar ten su draugu, su Matu, su to, kuris buvo droperyje, survival žaidžiam. Tiesiog paprasta. Ir gana įdomiai. Dar ten daug visko neturim, nes tik vakar pradėjom žaisti, tai žodžiu. Tiksliau ne vakar, kai aš įkelsiu šitą video, bus už vakar. Taigi, pasidarom truputį medienos. Jūs galvojat, kodėl nėra mano skino? Mano skino nėra dėl to, kad pas manęs dabar nėra interneto truputį. Ups. Todėl aš be skino. Tas man nepatinka, iš tikrųjų nepatinka. Taigi, pabaigiam. Kokią mes mode žaidžiam? Hard, gerai. Taigi, 1, 2, 3. Fuck, 1, 2, 3. Gal išeis pasiek, ne. Nu, gal nešakinėsiu taip. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Čia. Na kągi, jau turim kažką. Aš nežinau, kas tai yra, bet tiesiog pirmą užsidėsim viską, o paskui čia įkursim. Turim anglies, kad pasidaryti deglų. Taigi, dedam. Kad tikroviai būtų taip paprasta pastatyti namą. Jo. Čia taip biškit negražiai gausis, bet nesvarbu. Taigi, dar tenais taip. Dar pasidarom. Ta mediena tokia šūdina atrodo. Bet ką padarysiu? Čia kol kas bus įėjimas, kad nereikėtų griauti sienų. Arba per čia, per viršų lipt kaip benamiams. Taigi, mums dabar reikia darbastalio. Pasidėsiu, manau, jį čia prie krioklio. Gal paskui perstatysiu. Taigi, ko mums reikia pasidaryti? Mums reikia stogo. Stogas. Palaukit, gal aš neturiu pakankamai šitų. Maždaug tiek. Ups. Taip. Gal užteks, bet abejoju.
Ne, man rods neužteks. Na, jeigu ką dar prisikirsim, taigi čia nėra problema. Tiksliau pasigaminsim. Medienos mes turim. Ir būtinai tu ten turėjai pasidėti. Nu, visą darbą sugadino. Tai yra sutrukdė. Nesugadino. Karvė. O tu ne ta karvė, kuri iš medžio iškrito. Kita patarlė iškritęs iš medžio. Tai čia galima pritaikyti. Jo. Taigi. Dedam. Na, aš žinau, kad gausis toks vienos spalvos medis, bet yra namas, bet kol gausis toks gausis. Ir jau temsta. Taigi pasimkime lovą ir išmiegokime. Miegam, kiaulė voras, tiksliau. Reikia paėsti. Taigi, nu, tie laiptai tai jau tokie padaryti, kad ką žinau. Taigi, darom toliau stogą. Iš tikrųjų įsivaizdavau namą ne tokį, bet nesvarbu. Padarysim tokį, kokį išeis. Nes šiaip tai jaučiu fermos pagrinde bus apačioj, o name ten čestai bus sudėti ir viskas. Nežinau iš tikrųjų. Taigi pasidarom laiptų, nes jų neužteko. Visą šitą sunaudosime. Taigi atsiprašau, jeigu truputį nekalbu, nes tiesiog sunku yra kalbėti ir daryti vieną daiktą. O ypač rašyti ir kalbėti. Taigi čia taip. Nu kas čia yra? Atleiskite. Neįsimiegojau truputį. Dedam taip. Kodėl tu čia nesideni? Va. Eik tu savo, nu. Kaip nervinu. Ir čia uždėkim. Taigi, tokį gavom. Dabar aš manau padarysiu tokį dalykėlį kaip tokį. Taigi pasidarom tiek. Jaučiu biškį per daug pasidariau, bet tiek to. Panaudosim daugiau. Tai vat, dedam. Ir ką žinau, apie ką aš čia galiu pašnekėti. Apie ką? Jūs iš tikrųjų siūlykit man apie ką šnekėti. Nors mane žiūri tik mano klasiokas, tas Matas. Nu, žiūri tikrai, nes jam patinka ir prašo ten įkelti. O kad daugiau žiūrėtų, nu nieks nežiūri, nes iš tikrųjų iš pradžių niekas nežiūri. O paskui gal daugiau žiūrės. Aišku, aš jeigu ten šūdą malsiu, tai bus blogai, bet šiaip tai po kiek laiko gal ir pasieksim. Bet nu, tikrai nemanau, kad ten būsim tie didžiausi youtuberiai, kur tie šniaušlys moka, taip toliau. Tai ką žinau, dedam, ir galėsim pasisodinti moliūgų ir visko kito, nes bulvių galėsim, morkų neturim, nes tame kaimelėje morkų nebuvo. Tikriausiai galvojat, kaip gali nebūti morkų. Bet paprasčiausiai būna labai maži kaimeliai. Būna iš vis, kad net nei vieno dalyko nebūna. Tiksliau, nei morkų, nei bulvių. Čia man nebeužsilipsiu. Taigi, uždedam taip. Tada. Taip. Greunam. Nu, kas čia šiandien yra? Sakau. Ai. Gal dėl to, kad 7 pamokos buvo, nežinau.
nesąmonė, rytoj dailė. Fui. Užnisa ta dailės mokytoja. Kažkokia žiauri. Žodžiu. Dedam. Manau, šis epizodas bus vėl kiek nuobodokas, nes kas čia buvo, aš nesupratau. Man tiesiog pasispaudė pauzę. Bet kaip? Na, nežinau. Gali būt, kad čia kažkas ne taip. Ai, internetas įsijungia, va kas buvo. Supratau dabar. Iš pradžių nesupratau. Ir būtų gerai, kad manęs dabar netrukdytų Matas. Jis, man rodos, jau ruošiasi man skambinti. Kadangi mes su juo žaisim survival. Taigi, manau, baigsiu šitą stogą. Bet kas čia per šūdas, tai aš neįsivaizduoju. Jo. Žodžiu. Pasibaigiam tą stogą ir baigsiu epizodą. Gal video ir nebus toks ilgas, bet tiesiog šiandien nelabai turiu laiko. Na, aš eisiu pažaisti ten kokią valandą. Ne valandą, gal daugiau, bet paskui turėsiu eiti ruošti namų darbus. Tikriausiai pamatėt mano Skype, bet greičiausiai, kad ne. Na, žodžiu. Nesvarbu. Taigi. Ir tikriausiai galvojat, jeigu man atsirado internetas, kodėl. Taigi. Iškirpsiu tikriausiai. Ir kaip sakiau, jis mane trukdo. Bet galbūt frapsai to nenufilmavo. Tikėkimės. Nes karpyt aš nenoriu. Ir taigi greičiau. Nu, kodėl man taip nesiseka? Ir dar būtent turi, kai dėjau tuos blokelius, kad pusblokio, nu žodžiu, kad taip, kad nusigriautų tik vienas pusblokis, tada va taip nesusidėjo, bet kai va, kad reikia visą bloką numušti, tai va tada susideda. Ir va nervina tai labai. Ir šitą krioklę tikrai neuždengsiu, pasidarysiu tokį kaip vandens šaltiniuką. Va čia va tą pačioj, kad galėčiau pasisemti vandens, kada noriu. Atrodo ne kaip superinis namas, bet bus gerai. Dėkim truputį torčių. Taip. Šitą škūdą nugriausiu. Taigi su jumis buvau aš, Karolis, ir šiandien mes pastatėme, bent jau sienas pastatėme su stogu. Ir šiaip tais nesu labai jau patenkinta šitą namų, kaip aš įsivaizdavau, kad jis bus. Nu, gal paskui padarysim gražesnį. Tai gal nainam dar iš lauko pasižiūrim. Iš lauko primena raganos namelį. Nu, užknisa. Taigi, kaip sakiau, su jumis buvau aš ir šitos karvės nerūrinsim, kad ir kaip norėtumėm. Taigi jau atsisveikinu 3 kartą. Nežinau, kas man yra. Tai žodžiu, sėkmės ir iki. Tikriausiai pavogiau kažkieno pasisveikinimą. Žodžiu, iki kito susifilmavimo. Davai, hebra.